Kodėl savo vaikui turėčiau nupirkti telefoną? Tai kaip aš žinosiu, kur jis yra? Visi klasės draugai, taigi turi telefonus. Jeigu kažkas nutiktų mano vaikui, kaip jis su manim susisieks? Nenoriu šiaip, kad būtų atsilikęs, vis tegul mokosi naudotis technologijomis. Visi vaikai dabar taip gyvena, čia tiesiog tokia nauja realybė. Telefonas skirtas mokymuisi, netgi mokyklos jį naudoja. Aš noriu, kad mano vaikas pasitikėtų savimi. Nenoriu, kad mano vaikas būtų atskirtas nuo bendraamžių. Ir mesgi teliką žiūrėjom ir žaidimus žaidėm visi. Viskas gerai, išgyvenom. Išgyvens ir mūsų vaikai. Jau geriau tas telefonas negu nuolatinės isterijos ir dramos. O kas iš tikrųjų slepiasi po šiais sakiniais mūsų viduje? Gal aš tiesiog pavargstu aiškinti, kodėl ne? Tai lengviau duoti telefoną. O gal kai vaikas su telefonu aš turiu bent kelias minutėles ramybės. Gal neturiu jėgų jo visada užimti. Gal greitai išsisprendžia barniai, duodi telefoną ir ramu. Gal pati noriu pabūti telefone, tai leidžiu ir jam pabūti telefone. Kai visi turime savo ekranus, tai lengviau susitvarkyti su kasdieniais iššūkiais. Aš tiesiog nenoriu būti tokiu kontroliuojančiu ir blogu tėvu, kuris draudžia. O gal aš tiesiog kartais noriu tylos.